Evangelija pagal Mato 13 skyrius. Jėzus pateikė jiems dar vieną palyginimą. Su dangaus karalystė yra kaip su garstyčios grūdeliu, kurį žmogus ėmė ir pasėjo savo dirvoje. Nors jis mažiausias iš visų sėklų, bet užaugęs esti didesnis už daržoves ir pavirsta medeliu, net padangių sparnuočiai atskrenda ir susisuka lizdus jo šakose. Biblijos enciklopedijoje Biblijos augalai mes randame garstyčios paminėtą sėklą. Dievo karalystė, sakė Jėzus, panašiai garstyčios grūdą, kuris išauga į didelį augalą. Jis tikriausiai kalbėjo apie juodąją garstyčią, kurios sėklos buvo auginamos aliejui ir prieskoniams. Šie augalai paprastai būna daugiau kaip 1 metro aukščio, o kartais išauga iki 4,5 metro. Išėjimo knyga 25 skyrius, 10 eilutė. Tai būna padaryta iš akacijos medžio skrynė. Pustrečios uolekties ilgio, 1,5 uolekties pločio, 1,5 uolekties aukščio. Akacija. Iš šio medžio maldyklai buvo padaryta sandoros skrynia. Akacija vienas iš nedaugelio medžių augančių Sinajaus dykumoje. Evangelija pagal Luką. Luko 19 skyrius, 4 eilutė. Zakiejus užbėgo priekin ir įlipo į figmedį, kitur dar sakoma šilkmedį, kad galėtų jį pamatyti, nes jis turėjo tenai praeiti. Figos ir figmedis Biblijos laikais buvo labai svarbus augalas. Biblijoje sakoma, kad taika ir gerovė bus tada, kai kiekvienas galės atsisėsti po savo vynmedžių ir figmedžių. Figmedžiai auga lėtai ir duoda vaisių 10 mėnesių per metus. Didžiuliai lapai naudojami įpakavimui. Džiovintų figų paplotėliai buvo puikus valgis, jų žmonės įsidėdavo kelionin kaip lengva ir mažai vietos užimančią maisto atsargą. Paskaitėme eilutę, kad galėtų matyti Jėzų, Zachiejus įlipo į figmedį. Evangelija pagal Joną 12 skyrius, 3 eilutė. Paėmusi svarą brangių tepalų iš gryno nardo, Marija patepė Jėzui kojas ir nušluostė jas savo plaukais. Namai pakvipo tepalais. Nardas iš šio Indijoje paplitusio augalo buvo gaminama malonaus kvapo tepalas. Jau buvo atvežama į Izraelį aklinai užkimštuose alebastro ąsočiuose, kad išsaugotų kvapą. Kaip ir skaitėme Evangeliją, šio brangaus tepalo Marija dovanojo Jėzų. Pradžios knyga, 25 skyrius, nuo 29 eilutės. Kartą Jokūbui verdant sriubą, Esavas parėjo iš laukų, jis buvo labai išalkęs. Esavas Jokūbui tarė: labai prašau, duoti man pasrėbti to raudono viralo, nes esu labai išalkęs. Parduok man pirmiau savo pirmagimystę, atsakė Jokūbas. Esavas tarė: štai, aš prie mirties, kas man iš pirmagimystės? Bet Jokūbas užsispyrė: pirmiau tu man prisiekti turi. Jis tada prisiekė, pardavė savo pirmagimystę Jokūbui. Tuomet Jokūbas davė savo duonos ir lęšių sriubos. Jis pavalgė ir atsigėrė, pakilo ir nuėjo savo. Tiek Esavui terūpėjo jo pirmagimystė. Pupos ir lęšiai, plačiašaknės pupos buvo verdamos arba džiovinamos ir malinamos į miltus. Lęšiai, kaip ir žirniai, auga mažose plokščiose ankštėse. Jie yra raudonos spalvos. Dažniausiai jų buvo dedama į sriubas bei troškinius. Kaip ir skaitėme Evangelijoje, tokius, kokį Jokūbas paruošė Esavui. Evangelija pagal Joną 19 skyrius nuo 28 eilutės iki 30. Tada, žinodamas, jog viskas įvykdyta, kad išsipildytų raštas, Jėzus tarė: trokštu. Tenai stovėjo indas pilnas perrūgusio vyno. Jie pakėlė ant izopo vytelės kempinę, pamirkytą vyne ir prinešė prie jo lūpų.
Paragavęs to vyno Jėzus tarė, atlikta, ir nuleidęs galvą atidavė dvasią. Izopas. Nukryžiuotam Jėzui buvo paduota acto pamirkyta kempinė, užmauta izopu. Senajame testamente Paskos išėjimo iš Egipto šventėje išvakarėse izopo šluotelė buvo šlakstoma aukos kraujas.